Pasivaikščiojimai po adventinę Klaipėdą su broliais pranciškonais Benediktu ir Astijumi. Tikrai labai džiaugiuosi, nes jau 2 savaitės keli tūkstančiai klaipėdiečių ir Lietuvos gyventojų kartu su mani ir broliu Astijumi vaikštame po adventinę Klaipėdą. Ir mes priartėjome dabar prie ypatingos galerijos. Klaipėdos licėjus turi galeriją Liceum. Ir gal užeikime šitą galeriją. Va! Sveiki, prašom. Mes įsiveržėm iš pat ryto su aušros patekėjimu. Garbė Jėzui Kristui, per amžius amžius. Agota! Tai mes tavęs šiandieną paprašysime dalyvauti mūsų adventinėme pasivaikščiojime ir perskaitysi mums 3 advento sekmadienio Evangeliją. Minios įklausinėjo, tai kągi mums daryti? Jis joms sakydavo, kas turi 2 marškinius, te pasidalyja su neturinčiu, o kas turi ko valgyti, tegul taip pat daro. Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė, mokytojau, o ką mums daryti? Jis aiškino jiems, nereikalaukite daugiau, negu jums nustatyta. Taip pat ir kariai klausinėjo, o ką mums daryti? Jis jiems sakė, nieko neskriauskite ir neįdavinėkite dėl pelno, tenkinkite savo algą. Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas visiems kalbėjo, aš tiesa, krikštiju jūs vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštis jūs šventąja dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė. Jis išvalys savo kluoną ir surinks kviečius į klėtį, o pelus sudegins neužgesinamą ugnimi. Dar daug kitų paraginimų jis davė tautai ir skelbė gerąją naujieną. Dievo žodis. Šlovė tau, Kristau. Taip, kažkaip labai gera sekmadienį pradėti ne bažnyčioje, o galerijoje Liceum. Tikrai. Ir klausimas lieka atviras, ką mums daryti, ką mums šiandieną daryti, ką turėjo daryti Jėzaus laikų visuomenė Jonas Krikštytojas, lyg ir susakė. Bet kas man įdomu, Jonas Krikštytojas, nepasakė, kad atgailaukite, šaukitės Dievo pasigailėjimo, o visiškai kitas lygmuo, grynai socialinis. Ir mane tai kažkaip tai netgi žavi, kad Jonas, kalba apie prioritetus. Ir labai svarbu, kokie gyvenime mūsų prioritetai yra. Aš galvoju, kad kiekvienas žmogus pasakytų, kad svarbiausias dalykas tai yra pinigai, po to antroje vietoje būtų profesinis išsilavinimas, po to šeima, po to gal sportas, žalgiriukas ir pačio žemiausioje vietoje lieka bažnyčia, Dievo žodis, Biblija. Ir Jonas sako, apverskime viską aukštyn kojom. Ir kaip tada pasikeistų mūsų visų gyvenimas, jeigu topas būtų, Dievas, Dievo žodis, ar ne? Meilė, gailestingumas. Paskui jau eina visi kiti dalykai. Na, ką mums daryti, gal ir Astijus galėtų pasakyti? Man patiko, kad Jonas nėra, atrodo, jis toks radikalus, jis yra radikalus savo, bet čia sako, kas turi 2 marškinius, te pasidalina su neturinčiu. Jis nesako, atiduok viską vargšams, viską išdalink. Jis labai pragmatiškas žmogus ir tiems fariziejams ir kariškiams taip pat pasako muitininkams, neimkite daugiau, negu jums priklauso. Ir žinai, Benediktai, man kažkaip tai užstrigo tas žodis labai stiprus, kad
sako, ar ne tu tada esi Mesijas? Vat ateis tas toks, kaip sakei, socialinis teisingumas. Ir šiandieną daugelis žmonių kažkaip tai intuityviai stengiasi su kitais dalintis, kurie neturi, ar ten būtų maisto bankai, ar parapijos bendruomenės kažką organizuoja pagalbą silpnesniems, tiems mažutėlėms. Ir Jonas Krikštytojas, kai kreipiasi į žmonės, sako, aš nesu tas Mesijas. Aš tik tai jūs krikštiju vandeniu. Jeigu taip tiksliai pasakyti, aš jūs panardinu vandenyje, o po manęs ateina tasai, kuris jūs krikštis dvasia, tai yra, kuris panardins dvasioje. Ir tas panardinimas dvasioje, tai panardinimas savo gyvenimu Dievuje, panardinimas meilėje, gailestingume, netgi išmintyje, viltyje. Tai kaip yra gera, kad po Jono Krikštytojo tarsi tokio socialinio teisingumo ateina dar gilesnis dalykas – panardinimas Dievuje. Ir gal ta man paskutinė eilutė, kuri kažkaip irgi pagavo, kad Jonas, kai sako, atrodo, tą dieną tarsi toks kaip teismas ir šeimininkas surinks visus kviečius į kluoną ir atskirs pelus nuo grūdų. Ir man taip tokia viltis, reiškia, kviečiai, grūdai, bet yra pelai. Pelai irgi yra manyje. Kas yra pelai? Tie visi grūdo apvalkalai. Tai mano kaukės, mano galbūt kažkoks yra netitikimas mano vidinio gyvenimo ir išorės pristatymas. Bet Jonas Krikštytojas net ir čia nenuteisia. Jeigu ateis tasai, kuris mus myli, jis atskirs, nuims nuo mūsų visų kaukės, išlaisvins mus, kad mes tikrai būtumėm savimi, tais, kuriuos Dievas mus pašaukė šiandieniniam gyvenimui. Tai, nežinau, ta tokia... Visi mes esame kviečiai, visi turime pelų, bet įeiname į santykį su Dievu jau be kaukių. Ir taip norėčiau kažkaip tai linkėti, kad net ir kūčių vakare, kai susitiksime su pačiais brangiausiais šeimos nariais, kad mes būtumėm savimi. Juolab, kad šiandieną šis sekmadienis yra gaudėti, džiaugsmo sekmadienis ir ta rūžava uždegama žvakė bažnyčiose, tai dar daugiau šviesos yra tame 4 žvakių adventinėme vainike. Štai kokia ypatinga atsinaujinimo dinamika. Ir iš tikrųjų šios dienos Evangelijoje galbūt galėčiau sutraukti vieną sakinį, kad Jonas, ne tik Jonas, ragina atsisakyti nuo pertekliaus ir atkreipti dėmesį į tuos žmonės, kurie stokoja. Na ir labiausiai šiandieną žmonės vis dėlto stokoja meilės, gailestingumo, draugystės. Ir kalbant apie patį Joną, žinai, Jonasgi rodo į Kristų, į ateinantį. Ir dauguma iš mūsų žiūrime į Joną, kuris rodo, žiūrime į tą pirštą, bet nežiūrime į tą Jėzų, kuris ateina. Kažkaip tai galbūt su tokiu džiaugsmu, nustebę, žiūrėkime į ateinantį Kristų, o ne į Jono pirštą. Būkite palaiminti, gražaus sekmadienio. Pasivaikščiojimai po adventinę Klaipėdą su broliais pranciškonais Benediktu ir Astijumi. Jeigu šis pokalbis praturtino jūsų mintis ir sielą, prisidėkite prie mūsų kelionės. Sekite mus, spauskite patinka, komentuokite, dalinkite su artimaisiais, kad kartu kurtume vilties bendruomenę.